ką, paskutinės dienos 23 metų lašišų žvejybos sezono. Visai jau nebedaug liko iki draudimo pradžios. Na ir ką, dauguma sakė, kad šitas sezonas yra prasčiausias per paskutinius kokius 5-6 metus. Gal iš dalies galima sutikti, nes visą rugsėjį laikėsi šilti orai, vandens temperatūra buvo vasariška, vanduo buvo drumzlinas, žolės nešė, tai buvo pakankamai sudėtinga žvejot. O žuvys iš tikrųjų tai nekybo, ignoravo masalus, nebuvo didelės žuvų migracijos, tai daugumai žvejų, kurie gaudo lašišas, tik tai spalio gale atvėsus oram pavyko kažką sužvejoti ar ten kokių kibimų turėti, o iki tol tikrai buvo sudėtinga. Mano sezonas nebuvo visai prastas, pavyko sužvejoti keletą žuvų, dar kelios žuvys atsikabino. Tai kviečiu pasižiūrėti tradicinį video, rudeninė lašišų žvejyba, Neris, Vilniaus apylinkės, netoli Vilniaus. Na ir ką, ir su lašišom dabar tik tai po naujų metų susitiksim. Такая. Lemba, žuvis nutrūko per lašišadienį, nu. Lašys. Čia, žinok, visai galėjo būti tas pats. Supratai, bai?
mulė. Nematavom, bet apie metrą, ne? Panašiai metras. Gerai. Spakainiai, sakai? Gerai, man atrodo, jinai greitai nuplauks. Jo, bandom paleisti. Kaip skyla, ja. Torpeda. Kaip čia pavarys jam. Aš jau bėgu. Jo. Galvojau, turi kokį lašį. Taip ryktelė, vadė. Malodė. Ant mano blizgutė. Tu, Mariau, neturi tenais? Sikabinau. Kas buvo, nematei? Man atrodo, šlakis. Šlakis buvo? Varom. Mano žvejybos pabaiga. Sutema ne todėl, kad sutema, bet sutema dėl to, kad lyja.